Netrukus matysite, kaip Kyokushin karatė deimantas Margarita Čiuplytė parklupdė Europą ir kuo nustebino naujas olimpinių imtynių amplua. Rubrikoje sportas Kyokushin karatė ištvermės varžybos. Kielce, Lenkijoje įvykusios Europos Kyokushin karatė suaugusiųjų absoliučios svorio kategorijos, jaunimo ir jaunučių čempionatuose sėkmingai pasirodė Lietuvos sportininkai džiugino gražiomis kovomis. Šiame reportaže įspūdžiai iš Europos suaugusių absoliučios svorio kategorijos čempionato, kuriame Lietuvą atstovavo 3 sportininkai – Vytautas Cėpla, Inga Mikštaitė ir Margarita Čiuplytė. Šios pirmenybės senajame žemyne atgaivintos po 10 metų pertraukos. Per šį laikotarpį vykdavo tik pasaulio čempionatai Japonijoje. Tai iš tikrųjų labai sunkus išbandymas ir ne kas metai jisai vyksta kas 4 metai pasaulyje, kada kovojama be jokių apribojimų, nes tai turbūt jau pats maksimaliausias, koks begali būti išbandymas, kada kovoja ir tiem, kuriems 70, ir tiem, kurie 120. Vienintelis Lietuvai vyrų kategorijoje atstovavęs kovotojas Vytautas Cėpla pirmoje kovoje ant tatamio susirėmė su Lenkijos atstovu ir jį nugalėjo. Pirmosios varžybos, kur dalyvauja absoliučioje svorio kategorijoje, galėčiau paminėti, kad pakankamai neblogas pasirodymas. Tikėjausi su jais šiek tiek daugiau, norėjausi ir esamais rezultatais esu patenkintas, nes čia kaip tarpinė stotelė prieš pasaulio čempionatą pasitikrinti. Ketvirtfinalyje lietuvis susitiko su rumunų Kyokushin karatė žvaigžde Mariumi Ilu. Silasas iš tikrųjų yra nenuspėjamas kovotojas, kuris ir galvos lygiai atakuoja labai gerai, dėl to buvo toks pirmiau apsiginti ir tik tai kontratakuoti daugiau. Bet, gal per daug šiek tiek atsistojo į gynybinę poziciją ir pritruko to puolamųjų, nes galėjau, mano priešininkas tikrai nebuvo toks aštrus kaip pradžioje, gal reikėjo atsiverti daugiau atakuoti tiesiog. Tas būtų tikrai, gal manyčiau, būtų padėję. Savo kovas dėl absoliučios svorio kategorijos nugalėtojos titulo pradėjusi Inga Mikštaitė pusfinalio kovoje su Vengrijos kovotoja Šengė Šepezė patyrė nemenką išbandymą. Varžovė sportininkė net 2 kartus bandė stabdyti neleistinais smūgiais, kurie jų tarpusavio dvikovose jau tapo tradicija. Nepaisant to, šiame čempionate pusfinalio kovą Ingai pavyko laimėti. Sėkmingai šiame čempionate žingsniavo ir daugkartinė Europos Kyokushin karatė čempionė bei pasaulio pirmenybių nugalėtoja ir prizininkė Margarita Čiuplytė. Ji universali kovotoja, kurią norisi vadinti Kyokushin karatė deimantų. Taip, tai yra iš tikrųjų deimantas, yra unikali kovotoja, nes tokių kovotojų, pasakyčiau, universalių kovotojų, kurie demonstruoja puikią techniką, praktiškai paskutinius 10 metų demonstruoja viršūnėje esančią sportinę formą, yra labai mažai ar galbūt vienetai. Deimantas paprastai gimsta su įtempto darbo dėka tik tai ir talentas. Kada yra apjungiami šie abu dalykai, tada tampa deimantas, treneriai mokytojai jį apšlifuoja ir mes turime briliantą. O kaip ilgai briliantas gali švytėti? Briliantas praktiškai švyti tol, kol jis nori švytėti. Pakeliui iki finalo Margarita Čiuplytė įveikė Lenkiją Agatą Kaličiak ir rumunę Vivianą Chirilą. Vertindama save, Margarita visada išlieka kritiška. Visada susiskaičiuoju, kiek bus daugiausiai kovų ir visada pradedu nuo pačios pirmos. Kada pirmą laimiu, tada galvoju apie antrą, kada niekada stengiuosi negalvoti į priekį. Tik po mažą žingsnį į priekį, dažniausiai tai nuveda visada iki pergalės. Moterų varžybų finale susitiko 2 lietuvės Margarita Čiuplytė bei Inga Mikštaitė. Lietuvos merginos vienos iš stipriausių Europoje, todėl finale matyti jų dvikovą nebuvo netikėta. Be svorio kategorijų vykusiame Europos čempionate Margarita Čiuplytė aplenkė likusias 14 pretendenčių į šį titulą ir finale nugalėjo tautietė Inga Mikštaitė. Bei Lenkijoje iškovojo dar vieną titulą – Europos absoliučios svorio kategorijos nugalėtojos vardą. Pergalė kiekviena yra sunki ir šitą pergalę Margaritai buvo sunki iš tikrųjų. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad jos vėlgi. Margarita yra Europos čempionė savo svorė 5 kartus, Inga 4 ir 2 merginos, jos iš ties dabar realiai yra Europoje stipriausios. Jom jau dabar reikia įrodyti, kad jos stipriausios pasaulyje. Dėl Europos absoliučios svorio kategorijos nugalėtojo vardo kelyje į tikslą nesustabdomas buvo ir bulgaras Valeri Dimitrov. Tai unikalus sportininkas, kurio technika visada verta pasigėrėjimo, o tikslus ir apgalvoti smūgiai ir už jo pečių esanti milžiniška kovų patirtis jau daugelį metų šį sportininką daro nenugalimą. Kaip pavyksta taip ilgai būti aukštumoje, Valeri atsakė. Просто везет. И, конечно, хорошая команда за спиной.
Tituluotam sportininkui šis čempionatas tai tarpinė stotelė prieš pavasarį Lietuvoje įvyksantį pasaulio Kyokushinkarate čempionatą. Хочу, чтобы понравилось, как вел бой, и чтобы не были травмы. Остальное это на втором плане. Lenkijoje įvykęs grandiosinis Kyokushinkarate renginys buvo pakilėtas į naują lygį. Aš manau, kad iš ties Lenkai surengė šį Europos čempionatą tokiam aukštam labai lygiai. Tokiam lygiai, kad čia galėjo būti ir pasaulio čempionatas. Organizavo puikiai, daug investavo, iš tikrųjų, vien ką reiškia jų salė, prizai ir visa kita. Rubrikoje Olimpiniai atgarsiai imtynių sportą pakviesime pažvelgti kiek kitaip. Imtynės tai klasika, nepaliaujame kartoti savo reportažuose. Bet kas gali uždrausti klasikai gauti šiuolaikinį atspalvį? Galbūt tik tie, kurie neturi fantazijos, neturi idėjų ir linkę stovėti vietoje. Tačiau Imtynių federacijoje susibūrė kūrybingi, novatoriškų idėjų kupini žmonės, nebijo eksperimentuoti ir nori imtynių bacilą užkrėsti kuo daugiau žmonių bei siekiantis jas padaryti patrauklesnes ir suprantamas ne tik šio sporto fanatikams. Pasaulio čempiono Rimanto Bagdono graikų romėnų imtynių turnyras per 12 metų tapo labai populiarus, tad šiemet sugalvota įnešti naujų spalvų. Koks įspūdis jums? Mes jau ilgą laiką galvojam, kaip čia pritraukti daugiau žiūrovų į sporto salę ir ryšim su to, kad olimpinės žaidynės Londone tik tai nesenai pasibaigė. Mūsų sportininkai, tie, kurie ir dalyvavo ir ruošiasi olimpinėm žaidynėm, žinoma, daug kovų turėjo viską. Norėjusi kažkaip tai padaryti tokią naujovę, kad ir žiūrovom pritraukti, kad sportininkai pasitreniruotų. Čiagi nebuvo tokios varžybos, kaip sakoma, rezultatai. Daugiau šou, daugiau muzikos, daugiau gerų emocijų. Ir aš galvoju, iš tikrųjų mes šitą pasiekėm šiandien. Intriga tai būtinas sėkmingo sportinio renginio atributas, o retorinis klausimas, ar taurė liks Lietuvoje, kaustė dėmesį iki pat turnyro pabaigos. Kam išradinėti dviratį, juk geras idėjas galima ir pasiskolinti, kalbėjo Lietuvos imtynių federacijos prezidentas. Stengiamės paimti viską, kas geriausia iš kitų sporto šakų. Šiame renginyje labai padėjo mums Bushido federacijos prezidentas Donatas Simonaitis. Mes perėmėme viską, ką turi geriausia Bushido turnyrai, kurie sugeba pritraukti atitinkamą skaičių žiūrovų. Mes paprašėme jų, kad jie mums padėtų suorganizuoti kažką panašaus. Tai yra, jie mums davė formą, o turinį mes išpildėme patys. Dinikas sumėlė triko Vilius Laurinaitis, matė, perėjo prie kito paėmimo, bando užgriebti ir išveržti kilpą su ranka ir galva ir daryti veiksmą vadinamą lemputę. Priešininkas atsiginė. Sostinės Forum Palace arenoje pasaulio čempiono Rimanto Bagdono taurės graikų romėnų imtynių turnyre dėl pagrindinio prizo varžėsi 8 imtynininkai. Po sverimų burtukėlių jie buvo suskirstyti į 2 pogrupius bei 1 minuso sistema 8 kovose varžėsi dėl čempionų titulo. Turnyro formatas įdomus juolab, kad jame susirungė imtynių sunkiasvoriai. Tai yra, sukvietėme geriausius šiuo metu Lietuvos imtynininkus, sunkiasvorius. Manome, kad sunkiasvoriai žiūrovams yra atraktyviausia, gal jie daro ne tiek daug veiksmų, techninių veiksmų, kiek mažo svorio imtynininkai, bet savo kompleksiją, savo sportišką išvaizdą jie sugeba pritraukti pilną salę žiūrovų. Dėja išsuko priemenį priešininkui savo imtynininkas iš Vokietijos, matom, atliko rytinį vertintų 1 tašku. Ir puikus metimas įsilenko. Taip, 3 žvaigždė imtynių pasaulyje šių metų Europos jaunimo. Skirtumas čia tarp šių 2 imtynininkų, bet matėm Mindaugas Vizgaitis, kuris atliko dubenį į dešinę pusę ir nepaleido savo priešininko, tuo pačiu užfiksuodamas
pergalę mentimis Mindaugas Mizgaitis. Ryškiausios turnyro žvaigždės atstovavusios Lietuvai pasaulio ir Europos vicečempionas Mindaugas Ežerskis bei 2008 metų Pekino olimpinių žaidynių ir Europos čempionatų bronzos medalių laimėtojas Mindaugas Mizgaitis. Iki pusfinalių užtikrintai keliavo abu Mindaugai. Pusfinalio barjeras iš abiejų lietuvių pareikalavo nemažai jėgų. Po atkaklios kovos, kurioje prireikė visų 3 kėlinukų, į finalą žengė Mindaugas Ežerskis. Mokslų daktaro laipsnį turintis lietuvis įveikė vokietį Eduardą Popą. Sėkmingai lemiamų momentų prieš baltarusį Vladimirą Berdyką apsigynė ir 33 Mindaugas Mizgaitis, taip savo atvėręs kelią link trokštamo titulo. Imtynių mėgėjai parodomojoje kovoje išvydo Londono olimpinėse žaidynėse bronzą iškovojusi Aleksandrą Kazakievičių ir pasaulio čempionato 3 vietos laimėtoją Valdemarą Venskaitį. Abu imtynių talentai pademonstravo įspūdingą imtynių techniką. Ir pagaliau ant imtynių kilimo finalinėje dvikovoje susitiko 2 draugai, abu Mindaugai – Ežerskis ir Mizgaitis. Pirmajame kėlinuke Mindaugas Ežerskis firminių veiksmų pelnė 3 taškus. Tačiau antrajame Mindaugas Mizgaitis kryžminių metimų išlygino bendrą dvikovos rezultatą. Mizgaitis iškovojo dar 2 taškus, o Ežerskis patyrė traumą. Vis dėlto pastarasis sugebėjo užbaigti kovą, o turnyro nugalėtojų rezultatu 5-3 tapo Mindaugas Mizgaitis. Jo priešininkas finale Mindaugas Ežerskis pripažino, kad draugas buvo vertas pergalės. Lenktyniauju didesniai svorio kategorijoje negu aš, tai matau, būtų čia tokia sensacija, jeigu aš būčiau prieš jį laimėjęs. Bet bandymas neblogas būtų. Toks imtynių formatas finalininkams paliko gerą įspūdį. Aišku, pergalė įdomesnė, kažkoks ažiotažas, bet tai irgi biški sunkiau, tu turėjai iš ten išeiti, ten ateiti, viskas, bet manau, tai imtynių labui ir žiūrovam, manau, tai buvo tikrai patrauklu. Jūs pamatė ir veiksmų, sunkiasvoriai garsiai krenta, tai kad, manau, nenusivylę liko. Lietuvos imtynių federacijos prezidentas patikino, kad ateityje bus rengiami šou formatą turintis turnyrai. Tik juos planuojama perkelti į didesnės erdves, juolab, kad bilietai į renginį pasibaigė dar gerokai iki turnyro pradžios. O tai geras ženklas, rodantis, kad tokio tipo renginių tikrai reikia. Į naujas erdves žengsime ir po 2 savaičių, o šiandien jau dėkojame, kad buvote kartu. Mūsų laidas galite peržiūrėti internete Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt bei mūsų svetainėje teritorija.tv. Gražių akimirkų su Lietuvos ryto televizija. Sudie! Kitoje laidoje kitų kampų, kitų žvilgsnių drąsiai ir su polėkiu žengsime į naujas kovų erdves, bei papasakosime, kaip šventes sutikti ne tik saugiai, bet ir ekstremaliai stilingai.